Kaip rašai į bairį savo? Į tušinuką lapą ir rašai. Viskas labai paprasta. Tada lipi ant scenos ir tikrini, jokinga ar nejokinga. Susigalvoji kažkokį premisą ir bandai išspausti kažką. Rašant bairį yra labai svarbu emocija. Ko tau blogiau realiai gyvenime, tu daug geriau sakai? Nes tu ateini su skausmu ir tu deliverini tą savo skausmą. Nu, vat, matot, akivaizdu yra, kad Eneida daug puikiau susitvarko už Kristupą. Nu, Kristupai, kaip man būtų seksistų, jeigu tu tokį blogą pavyzdį? Kas? Man labai sunku būtų seksistų, kai tu tai blogai tvarkai. Atsiprašau. Karočią, šiandien buvo komikų kraujas, čia Ambrazevičiaus organizuojama tokia akcija, nežinau, gal taps kasmetinė, ar kas pusmetinė, ar whatever, bet tipo, susirinko daug komikų mūsų, varėm tipo duot kraują. Ir aš daviau tą kraują, tipo, man nusirbė, man visą dieną nieko blogo nebuvo, tipo, aš gerai jaučiaus. Ir dabar jau pradėjau kėdės nešios ir galvoju, bliam, gal biškai jaučias, kad pas mane trūksta tų, kaip sakoma, eritrocitų. Bet jo, šiandien turim dar vieną komedį čia vlogą. Sveiki tautas, sveiki visi, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad dalinatės. Ačiū, kad rašot komentarus, net jeigu ir neigiamus komentarus rašot, jeigu norit papykt dėl kažko, aš vis tiek labai dėkoju, labai džiaugiuosi, tas padeda visam video engagementui, viską. Tai ačiū, kad žiūrit, šios dienos tema buvo, kažkas parašė komentaruose, labai gerą, mačiau daug pasiūlėt gerų temų, tai visų nespėsim iš karto sakyti, bet vieną, kurią šiandien pasimsim, bus kaip parašyti bairį. Nu ir žinoma, dar matysite, kaip Tomas Šrinkevičius vėl bando pabučiuoti Arūną Garšvą, vėl matysite Elijaus Martinenko akidovę, galbūt šiandien parodys. Vėl matysit, kaip Klajumas galbūt jų ne visų pamušta akim. Nežinau, bus daug... Kas bus, tas bus, aš nežinau. O tas ir yra, čia yra grožis viso šito, kad čia nežinai, kas bus. Sveiki. Duok ranką. Maladės. Kokia šiandienos tema yra? Šiandienos tema yra kaip parašyti bairį. Vienu žodžiu yra. Gerai, kaip parašyti bairį. Sėdi ir rašai. Vis aiškini struktūrą pradžiai. Tada, kai žinai struktūrą, nesinaudoji ją visiškai. Tiesiog sėdi ir rašai bairį. Tada lipi ant scenos ir tikrini, jokinga ar nejokinga. Nes gali būti, kad tu parašysi bairį, visiems tau atrodys pizda, kaip čia jokinga. Tu pasakysi mamai, sesiai ir jos sakys žiauriai jokinga. Tada užlipsi ant scenos ir iš lėto suvalgysi tokį didelį kotą, kad pizda. Tai va. Savo sesiai bairį paskui. Ne to reikalas. Kas sesiai bairį paskui? Pro kitą gal. Dabar nuo Pagalvai. Jaučiu su savaitę rašys, tada irgi šitą. Ne, aš šiandien žiūrėjau vlogą praeitą. Bet tai gal. O tu fokus kodėl jis panašus? Inceptionas. Mes, jeigu Emilis Jokūbas turėtų su savim seksą, tai va tokie gautų. Nes būtų labai daug išsigimimų. Vieną nosis, kitą plikę, žinai. Anesai, žiūrėk, tu man pasako, kaip tu bairius rašytum, ne? Dabar liptum atsens, kaip tu dabar rašytum. Aš kaip bairis rašydavau? Jo, kaip rašytum. Aš bairis? Da kamerą, davai. Pasimk, jeigu Davai. Pala. Už mikrofoną nekliudyk tenai, sveiki. Čia operatorius. Kiekvieną dieną klibo kamera, kaip visą laiką. Kaip aš bairius rašydavau? Aš tiesiog prisėsdavau ir stengdavus kažką parašyti. Susigalvoju kažkokį premisą ir bandai išspausti kažką. Ir niekada nepavykdavo. Ir tada dar propsą įdėdu. O kada nes mums su propsais. prisidėjo? Čia pirmas bairis buvo. Aš porą kartų stand-upindavau. Kiek kartų pasirodė šis? Virš 10. Iki Kodėl 20. Ir dabar kaip sekdavos? nepasirodai? Normaliai. Kaip kada. Ok, tai Kaip kodėl kada? nebe stand-upin? Nes nebėra laiko. Ai, nebėra O laiko. su tais pačiais atsibosta vaikščiot. Gerai, Azimantai, kaip tu rašai bairis? Aš rašau bairius, aš pasiemu kažkokią gyvenimišką observaciją, pastebiu kažką, kas man yra juokinga, jo? Pavyzdžiui, paimkim kokią nors, ką nors labai paprastą, klišiško, kad būtų lengva realiai. Pavyzdžiui, yra juokinga, kai tu eini parduotuvėj ir su sena moterim bandot praeiti tą pačią pusę ir pradedi šokti tą tango. Tai pasiimi kažkokį elementą, kurį visi aš pažįsta, visi žmonės gyvenime yra susidūrę ir buvo tokie, čia per kurią pusę praeidžinai. Ir tada tu ant to gali atsiremti, tu gali pradėti pasakoti bitą kaip apie parduotuvės, pavyzdžiui, žinai. Rašant bairį yra labai svarbu emocija. Visose knygose rašo, kad svarbiausia bairį pradėti nuo emocijos. Tai jeigu klausysit komikų ir po truputį pradėsit pastebėti, kad visi bairį pradeda nuo emocijos. Visiems kažkas yra keista, kvaila, sunku arba baisu. Pavyzdžiui, mane labai užpisa, kai. Nu ir tada pradėti sakyti savo bairį. O kada tu rašai, pavyzdžiui, tu tiesiog prisėdi ir rašai? Jo, aš stengiuosi visą laiką užsirašinėti kažkokias tai observacijas, žinai, kas man yra juokinga tipo.
Ir tada paskui jau pradedi rašyti, tada tu nuo jų atsispiri. Nu ir tada, kai rašai visą bitą, tai ta struktūra yra labai paprasta. Yra setupas ir yra punchline'as. Tas premisas vadinamasis, čia yra bajerio idėja. Pavyzdžiui, premisas gali būti, kad yra žiauriai sunku ten girtam pizzą užsakyti. Nu, tu gali pasimti nuo bet kokio dalyko. Čia nėra, ką aš dabar šaudau, tai čia nėra kažkokios genialios idėjos, čia net nėra tikriausiai geros idėjos. Aišku, jas įmanoma padaryti juokingas, bet tiesiog svarbiausia, bent jau aš galvoju, man šiuo metu atrodo, kad svarbiausia yra rašyti apie kažką, kas tau yra svarbu ir artima. Pavyzdžiui, aš negaliu parašyti bajerio apie tai, kaip pavyzdžiui, palieku vaiką darželį, nes aš neturiu vaikų. Bet, pavyzdžiui, kas nors, kas turi vaikų, ten šešinius, jisai gali parašyti bajerį, kaip jis palieka vaiką darželį. Ir tai čia bus juokinga žmonėm ir žmonės jaus tą nuoširdumą iš jo pusės, nes jisai turi vaikų. Bet aš, pavyzdžiui, daug juokauju ten apie santykius savo su mergina, kad žmonės dažnai sako, oi, čia tipo, čia klišinė tema, čia tik tai apie panus visi prikolino. Jo, nes, nu, mūsų gyvenime tas užima didžiausią dalį, žinai. Ir dar kitas dalykas, daug girdėsit šiandieną, kas yra premisas, punchline'as ir panašiai. Tai siūlau pažiūrėti Antano Sadausko video. Taip, Antanas Sadauskas turi video, čia mes įkelsim tą video ir dar įdėsiu nuorodą į aprašymą. Jis turi komedijos visą žodyną. Tai trumpai pagrindinius dalykus galiu aš dar kartą perbėgti. Premisas yra pagrindinė bajerio idėja, bet dažnai mes žodį premisas naudojam kaip setupą. O setupas yra jau tas visas pastatymas iki punchline'o. Punchline'as yra tai juokinga dalis. Jo? Tai pavyzdžiui, aš atėjau namo ir pamačiau, kad mano močiutė karočią ir ten punchline'as buvo mano senelis. Tai va, čia nėra juokinga, bet aš... Šypila, tu nori šiandien 2 minutės nesenas būti? Jo, tai aš nežinau, šiandien vietos negaliu sugalvoti kažkokio labai genialaus bajerio, nes pagal struktūrą juokauti ant vietos yra sunku, iš tikrųjų mes viską darom tipo palei pajautimą. Bet šiaip realiai tiesiog darai kas juokinga, žinai, kurioje vietoje tau reikia nustebinti žmogų, žinai, kurioje vietoje tau reikia tiesiog paaiškinti ir suteikti jam visą informaciją, kad jis suprastų, apie ką yra bajeris ir tada, kada reikia šauti ir prajuokinti, žinai. Tai va, tai čia pagrindiniai dalykai, nežinau. Kas tau dar kyla klausimų, kokių nors apie bajerio rašymą? Viskas aišku? Tai laisvas. Ne, juokauju. Pažiūrėkit, Beneidas šiandien gražiai atrodo. Parašykit komplimentą visi. Parašykit visi komplimentą Neidai. Aš manau, kad mes sakom per mažai komplimentų moterim. Ir dar tada parašykit komplimentą Arensui. Tai va. Ir žiūrėsim, kas surinks daugiau laikų. Čia Oskarais vyras esi? Jo. Ai, man tai čia yra prieš Dievą. Gyvybės draudimas, taip, galim apsidrausti. Galit visi ateiti čia, kur šlapia ir daryti taip. Juk yra ką šiekštelį buvę taip, kad išsilieja ir tada visi taip daro. Nusipo gal ir yra kažkur. Kaip neįgaliukai atrodot, vaikštat pirmin atgal. Aš tai ir esu, nežinau kaip jie, bet aš Tiesiog įsigalvoju, kiek jis gali padaryti, kad mes padarytume, žinai, tipo, o sakyt dabar sakyt, volio. Ei, Šypila, nematau, kad rypšėtų. su liežuviu dabar išlaikyti. Tu gal paprašyk, kad kažką šluotą atvežtų. Gal šnekėk per kovo 8, karočiui. Gerai, karočiui, palaimės plotą paksi. Gebras. Primeni tą lenkišką tiktoką, kur visus... Bubri kūrė! Ne, šiaip aš ten ir buvau. Šiaip. Nu, kas yra 100, Arensai? 2 po 50. Po 50. Skaičiuojat kitų pinigus. Ai, pinigus? Tokie čia gaudasi. Bilietų 7 eurai, ne? 700 eurų. Viskas į kišenę, karočią. Garsisui nemoka, Arensui nemoka. Arensai moka dar ir kiek? Dar ir. Nors ne, nesakyk. Arensai, tu mokesčius moki? Kokius mokesčius? Ir va tai, kad jau pridengęs mikrofoną. Kokius? Aš čia savanoriauju. Savanoris. O ten, kur 5 eurų permečiau, irgi savanoriavau? Wow, iškirpk. Marčiau, iškirpk. Marčius irgi nemoka. Visi užsutokiai, negali. Šitas irgi nemokėjo už praeitą savaitę. Mokesčius tavo nuo praeitos savaitės pinigų. Ką? Mokėjai mokesčius? Per kur mokesčius mokėjai? Tėvui daviau sumokėjau. Per Perlo terminalą. Nemeluoju. Mokomės. Arensas irgi moka mokyti. Galit padėti, aš manęs kraujo nusirvė šiandien. Šitai va dėl to, man. Ne, tai jeigu tu su ūsais, tai tu stipresnis. Jau šitai įrodė maną. Visi sausai stipresni dabar. Taip. Pavyzdžiui, pažiūrėkit Staliną. Norim, tai kokią šiandien temą, ką? O Dieve, kiek čia daug žmonių, aš jau ne... O, Tomas. Žiūrėk, pafilmuok Tomas Šukelnis.
Su džinsu. What? Wow! Aš šokė. Aš sitempiu su muštiniu, kaip mokyklo, blėt, dirolą išsiėmiau visi subėga. Duokit pavargit. Ką, kad pala, aš tau galiu va šitus kraštus, man nelabai patinka. Aš tau galiu jos nukasti. Tai aš galiu tau palikti, kam nukasti. Ai, dėl stereo matymo, kai turi dvi akis yra stereo matymas, bet kai viena lieka, jinai po kurio laiko pajaučia, kai viena liko, tai tavo prasiplečia akiplotės. Žinai, yra periferinis matymas. Tai pas tave pusiau periferinis matymas. Ne, tai šiaip jis yra periferinis, tik ne pilnavertis. Jisai mato plačiau negu tu, nes jo akis yra pripratus. Tai tu balandis? Ne. Karočią, laikyk dabar uždenkis. Gerai? Kiek aš dabar rodau, Tomaš? Karočią, nedaugiau 5. 2 išties. Ne, dabar, matai, kiek rodau? Gerai, nemačiau čia su to. Dabar tu. Stovi? Matai, kiek rodau? Šitoj vietoj nedara. Čia kaip fūra. Čia jau yra ką. 2. 3. Blet, uždengė vienas pirštas. Jis rodo, kad viskas gerai ir šiandien praeisim. Hipotezė patvirtinta. Tai Tomašai, kaip tu parašai bairius? Niekai, visokiausiai šiza šaunu į galvą kažkokias mintis ir viskas. Ai, pačią šaunu, tu nešauni nieko. Ne, aš nieko nešau. Aš negaliu sau leisti per daug kažką šau. Ne tas amžius, finansinė padėtis, suprantat. O kai rašai, tiesiog eksprompt rašai, ar Ne, aš nemoku, aš niekad gyvenime žinau, kad reikia išdirbti tą skillą, kad tu kiekvieną dieną, jeigu matai, nori eiti šią kryptim, nedėkinga visiškai, tai bandai išrašinėti. Kažkaip yra metodai, kad pavyzdžiui, tu atsikeli ryte, prabundi, pasirašai ten maksimaliai daug, ką gali. Visas mintis, ten per ką išmiegojai, ką sapnavai, rašai ir su laiku gali būti, kad išsigrynins toks skillas. Bet sunku pasakyti, nes kiekvienas iš mūsų turi savo bruožą. Ta prasme, tai gali būti, kad pavyzdžiui, tai, ką pasakoja kolegos, draugai iš viso to komedijos rato, ir aš pas juos pasiimčiau bitus, neveiktų iš mano pusės, o mano bitai galimai neveiktų jiems. Tai va, tai čia turbūt turi būti personažas, turi būti bitai pagal tai, tu turi būti... Kuo tau blogiau, to geriau sekas. Kuo tau blogiau realiai gyvenime, to geriau sekas. Nes tu ateini su skausmu ir tu deliverini tą savo skausmą. Aš su Džiuga Špila ir aš esu Lenkas. Uždroškite komentaruose už tai. Būna pas jūs, kad limpa kiaušas vienas prie kojos. Man dabar tas vyksta. Jo, tai lys. Sakė, savim šudinai. Bus lietus, pamatysi. Rimtai? Nu, aš taip jaučiu. Nu, tai pasakoja šitą pagoniai, taip sakė. Jeigu limpa kiaušas, lauk bėdos. Aš šiaip mėgstu plačiai stovėti, nes čia taip statuso dalykas. Kuo plačiau stovi. Tu girdėjai, ne? Tipo, yra juk tie pacano tikras kodeksas. Kuo tu plačiau stovi, tuo labiau patelis tavęs kreipia dėmesį. Tu turi visada va taip. Nes jie atkreipia tave dėmesį, atrodo, kad tu dominuoji, reiškia, tu gali uždominuoti, reiškia, tu gali palikti gerų palikuonių ir gali tęsti savo kelionę pas kitas patelės. Čia kažkur gal Discovery per daug pasižiūrėjau. Paklausim Garšvos, žinai, vis tiek čia jo vargas. Aš vis galvoju jam gėlių nupirkti, bet man gaila pinigų ir... Žinok, aš gavau gėlių čia prieš savaitę. Norėjau iškart bučiuotis to žmogus, nuoširdžiai. Ir pasibučiau, nes mergina dovanoja. Bet kaip malonu gauti, žinok, aš šiaip turiu patarimą, merginos, padovanokit vyram gėlių. Blet, niekad negaunam. Ta prasme, kada gausi? Per 50-metį ir per laidotuvės atneš, viskas. Padovanokit, va. Davai, kitą savaitę. Gali man buketo susimest Garšvą. Bet ant to jau, blet, kur iš Instagramo, kur čiut pakėlė. Galim išnuomoti. Galim išnuomoti. Valanda gal 2 eurų kažkas tokio. Aš noriu priimti dovanas maistu. Tai ne tam, blet, Garšvai, nori pasilažyti ar nenori? Čia 5 gabalų, čia yra utopija, čia yra fantastika. Žinai, kas yra didesnė tikimybė turi Marvelo Avengersai negu mano bučinys. Kaip rašaisi bairius? Aš? Demba, aš matai, reikia įdomiai gyventi labai, kad būtų iš ko rašyti. Bet dabar aš nelabai įdomiai gyvenu, tai dėl to ir nebuvau dabar komedijoje. Šiaip sėdėti, rašyti, stengtis, dirbti, žymėtis. O! Išvardininko papis. Nežinau, žinai, aš kažko klausiu kitą. Kažko kito. Viso blogo tema, klaus kažko kito. Kažką įdomiau paklausiu.
O ką tu filmuoji čia? Dokumentiką filmuojam. Atvarykit, gal bus peržiūros čiųjų, ne? Kaip apie gyvūną mane filmuoja. Tu tiesiog filmuoji mano kontentą. Tiesiog šalia bakūras pasistatęs kamerą. Ir naudojasi, žinau, apšvietimu tiesiog. Sauliukai, Ką? kaip savo bairis rašaisi? Jau kalbėjau per praeitą vlogą, per Matkės pamoką. Įkvėpimą sėmiausi iš draugelio ir Matkės mokytojas, o įkvėpimą tai aš vadinu Bet tiesiog... taip pat pas tave apie pamokas nieko nebūna. Ne, tai tiesiog su jais bazarinė. Tai dėl to nes per pamokas nešneki. Viskas apie pamokas būna iš mamos pyzdinta. Nei vieno originalaus bairio, viskas pyzdinta yra. Tai va, komedijai reikia pyzdinti bairius ir viskas. Tik svarbu, kad klajumas nepastebėtų. Nors ir gal išpopuliarėsi daugiau, tai... Gerai, užteks. Striptizą biškį. B16 grįžta, bum! Gerai, viskas. Atrodo, kad čia grįžo, senasis klubas grįžo. Malibu išlieka, Malibu. O, Malibu, jo, Malibu. Ačiū, mačiute už megztinį. Labai geras. Nu, man kepuriukas šitas patinka. Žiūrėkit, kaip gerai vaišnoriui tinka. Staliningradą važiuoja. Jis į Staliningradą važiuoja, karoči. Atrodo, kad labai nelauksi, gal grįši pas žmoną. Atrodo, kad yra susituokęs su moterim, kurias visiškai nemyli. Aš grįšiu ir varysiu pyzdint ją dabar tiesiog. Nu, ei. Yra ribų. Šitą įdėję. Kaip darnelį mane parodysi. Kristoforai, kaip rašaisi savo bairius? Kaip rašausi? Taip. Tu klausi, kokie monotonė rašymai, Nu kaip pasirašai, ką rašai, kodėl? Aš tai rašau viską iš asmeninio gyvenimo. Viskas, kas būtų unikalu iš mano patirties, nu aišku, viską belia kaip pagražinu. Nu, kad mano baba nėra neadekvati, bet padarau taip, kad būtų. O tiesiog prisėdi kažkada tai ir rašai porą valandų ar kaip? Jo, aš stengiuosi, nu dabar jau aš apleidęs tą, bet aš dažniausiai kiekvieną dieną po 10-15 minučių rašydavau. Tai taip geriausia, tiesiog užsirašai premisus ir tada bandai ant jų lipdyti kažką. Kaip rašaisi savo bairius? Vaikščiodamas arba bėgiodamas ir iš esmės, aš klausaus visų kitų komikų ir ne tai, kad pizdinu bairius, kas irgi bet iš tikrųjų, man atrodo, kad ir kokį meną ar profesiją praktikuoji, tai tiesiog kai domies tas rytim, pavyzdžiui, sakydavom rašytojų sąjungoje, ten akademijoje tokia, kad rašytojų tampama rašant, bet kartu turi ir skaityti daug. Tai kad ir kokias rytim nori kur pasireikšti, tai tiesiog aš ir klausau ir visų komikų, ir knygas skaitau. Ir šiaip, man atrodo, kad kūnas labai susijęs su protu, tai tiesiog vaikštant. Kodėl nuotakos neturi? Neturiu nuotakos, todėl kad didelį kamštį labai miesti. Ir dar pasakyk, kad Tomašas yra. Ir dėl to, kad Tomašas yra šiandien, dėl to man nėra nuotakos. Aš tik įsivaizduoju, man iškart kyla nervas. Kyla nervas, blėt. Aš tikiuosi, jis neateis manęs greit. Eisim paskui su juo pašnekėt. Akis į akį. Su kamerom ar be kamerų? Pirmai su kamerom, paskui be kamerų. Kad liudininkų būtų, Kad jis mane išprovokavo, baudžiamajam kodeksui. Na ką, iki renginio pradžios liko 10 minučių, neužilgo pradėsim, kad matot, žmonės jau praktiškai visi susėdė, viskas užpildyta. Pradėsim, pirmas liks Laurinas Stanevičius, su akinukais. Žiūrėsim, kaip šiandien seksis, aš norėčiau, kad būtų nuostabus vakaras, kad būtų labai gerai, bet ne viskas yra mano galiai. Aš galiu padaryti geriausiai, kaip aš moku, kaip sugebu, o jau kaip gausi nuspręs komedijos dievai. Nebazanarink, gerai? Ką? Kilu į Žirmūnų kalną. Netrodo dabar Zalanskas, kad apsirengęs kaip tas bišas, kur kelius naktim taiso.
Tai aš į vakarinę pamainą. Ne, kažkas buvo. Kilu iš Žirmūnų kalną, jungu Ričiagai trečią передачу, ne kanalinę pats. Atgal į antrą передачу, ne kanalinę. Atsidarau kapočniką, tu matai ten maitniko obodas atšokęs. Salerą išbėgus, babina duoda dačio. Karoči parašo, triuba gaunas. Su koriš papijankis. Koriš su užpakalinės dynės trupas. Aš inkalės, ant perikraskės kazokai stabdu. Nu, galvoju, arba apgazinu, arba tvariai pagaus. Einu dar užmyžau ir tada jau darysim šauną. Čia nežinau, kaip marčius matu šitą. Aš nežinau. Absurdas. Ai, rankų neplausiu. Oi. Niekas nežinos. Ir dabar visi ten mikrofoną. Dabar einam drungėlai pitaką duot. Nusploju šį kartą rankas. Nedavar reikalą. Vadovai, drungėlą, aš tave daug nesumečiau. Aš tave daug nesumečiau. O kodėl mane? Da, va čia va, šitas čiuvakas šiandien visi. Jeigu jisai šiandien nekilina, nahui visiems halevi gėrimai iš Nedo. Šiandien, pizda, pamatysi. Turi santaupų daug. Ne, iš Nedo. Rungėlą, 10 zlotų, va. 10 zlotų. Ne. Ne, taip pat. Tai Nedas nepasakė man. Tai tu jam turi pasakyti premisą, jis iš tavęs jį nusipirks. Ai, žinau labai gerą. Ne, žinau labai gerą. Žiūrėk, uodai, ane? Dabai. Jūs juokaujat? Čiurli per sirvę. Eik, finansų. Perki? Tai kas man belieka? Tai dar tu pasiėmė transakcijas. Bet aš nesu laimingas šitą transakciją. Bet tu šiandien turi pasakyti šitą bitą. Gerai, pasakyti. Labas vakaras, Vilniau! Sveiki visi atvykę į Comedy Check atviro mikrofono vakarą. Mano vardas yra Nedas Zimantas ir šiandien būsiu jūsų vedėjas. Sveiki. Aš labai. Uodai, ane? Nesuprasti, ar čiulpė ar siurbė. Gerai, aš labai atsiprašau jūsų čia. Jau nežinau, ar matį darom tos vlogus, karoči, tai suprasti per video, kas čia buvo iš visų dalykų. Tikiuosi pastebės. Šiandien aš jam tokią dovaną suteikiu, o galimai po mėnesio 101 rožį. Reikia sulaukti ir tikėti. Mano vaizduotį, mes jau ir paskolą pasiėmė. Aš jau karočią jam pusryčius gaminu. Jis kažkur medį sodina sodė, aš tau sakau. Ir pas mus yra mažas Algirdukas ir maža Toma. Supratai? Ir mes jas taip liuliuojam, ir suteikiam bučinius į kaktą prieš miegą. Ir po to einam žiūrėti, žinai, filmus suaugusiam, kurie rodo po 23 valandą. Nu, sakau, ten pasaka. Man žiauriai patinka tas vienakis. Jis labai juokingas. Žiauriai geras vakaras šiandien. Ploja visi aplos breikus gauna. Padapas. Pasakė, kad nesipyso, kad klaimus paskui bus. Ir viskas. Gerai, galvoju dar, kad taurai vaibadai. Sekantis komikas, Andrygis Klajumais, Dominikas Klajumas.
Sveiki visi, su jumis vėl aš Klajumas. Nebrūkskit, Pasibėt, kad... Gerai, vis dar turiu apie tą čuvaką pašnekėti. Vilens brūktas, eiktų matui. Aš vienas nepatikėjau, kad jis ten, kaip aš supizdu noriu, hebra. Pylį pamatau, bet pizda, laikšausi, sėdi hebra, po 10 eurų sumokėt, jo? Jo, užčiuvaką toks fulunkulas, bet iš kuritas, toksai... Su visą pagarbą. Bet jeigu tu nešioji kelnes, kur reikia rinktis, kurioj pusėj kiaušai kūno, 8 susidėję, tada jau per tajas. Bet geras bišas, čia reikia visos užlėkti, tikrai. Galim paplokti, reikia, plaktis. Yra egzekucija. Va dėl to nereikia stupti geresnių komikų ant scenos. Nes tave gali su šūdai sumaišyti. Ypač kai esi pradedantysis komikas ir pats dar nelabai turi bazaro, kad atskirs galėtų. Šiauriai keistas šimas, tiesiog stovi ant scenos. Tai po manęs bus Klajumas ir jis turi bajerį, tada pradėjo pasakoti, koks bajeris. Bet taip, nerašykit bajerį. Jo, sen, ta pasakė, Klajumas užlipo, suvalgė. Jum be kamerą naftų laukai. Kurio, nes kai jungsi tave, kurio pavėsi akis. Studija 23. 19 valanda vakaro. Neblaivus kariškis. Va, ir įjungsiu. Aš garšvą prajungsiu, man atrodo, kad mašiną čia pastatys. Ir pažiūrėk, visi prasiskyrė. Štol Arensas ir laikas apsavo. Davai, tu tokią bankę palaikysi. Aš taupysiu tokią bankę, kad to visa šeima prasijungs. Tau kaip garšva pys, tavo geno fondas susipystas, man atrodo. Kaip, koks klausimas? Kaip rašaisi bajerį savo? Imi tušinuką lapą ir rašai. Viskas labai paprasta. Viskas ateina iš religijos, iš supratimo apie pasaulį, apie magmą viduj, kuri yra, kai sukasi žemė. Gerai, ne, jeigu rimtai šnekant, ne, apie bajerių rašymą, tai žiūrėkit kaip ryte, aš jums pasakysiu, kaip viskas vyksta. Nėra jokio stebuklo. Nėra kažkokio stebuklo, nėra, kad čia kažkoks tu sėdi ten uostai smilkalus, žinai, geri viskį ir atsisėdęs čia įsivaizduoja, kad jis yra rašytojas. Tu tiesiog paprasčiausiai pas tave gimsta galvoje idėja kažkokia, kažkur vairuojant, kažkur šnekant su žmonėm, kažką rifinant ir paskui tu išsirašai premisą. Išsirašai premisą tai yra toksai teiginys, kuris atrodo to galimai gali būti juokingas. Tu paskui iš jo išsirašai tagus, net ir kažkokius juokingus dalykus ir paskui pasirašai punchline'us. Visas bajerio rašymas yra. Žinot, kas yra svarbiausia? Visas stebuklas yra paprastume. Nereikia nieko pildomai išsigalvoti. Aišku, kad kurie, pavyzdžiui, komikai, kai rašo bajerius, vieni rašo bajerius į kompiuterį, kiti rašo ant lapo, kamera kaip patogiau. Aš, pavyzdžiui, rašau ant lapo, nes jeigu, tarkim, rašyčiau ant kompiuterio, aš parašau kažkokį sakinį, jis man nepatinka, ištrinu ir paskui tas sakinys kažkur tinka kitur. Tai geriau įsiliktų ant lapo, nes aš būčiau išmokęs, bet aš vis tiek matyčiau. Ir berašant svarbu viską vizualizuoti. Pačiam, kaip tu ant scenos atrodysi, kaip tu šitą sakinį pasakysi, geriausia pasakyti iš vis į garsiai, kad suprastum, ar tikrai jis yra juokingas. O kiek pats laiko rašai bajerius? Į dieną, savaitę? Aš į savaitę, į dieną skiriu bent po valandą tikrai atsisėsti, kažką parašyti ir panašiai. Мистер Доминикас Клаюмас. Не убежайте. Gerai, kaip pasirašai savo bajerius? Nežinau, sėdu ir rašau. Tiesiog sėdu ir rašau, kas juokinga man. Yra struktūra, visi jie turi skirtingą. Ir viskas. Svarbu yra rašyti, daug rašyti. Kiek laiko į savaitę, į dieną rašai? Kasdien. Ir kiek laiko? Įvairiai, būna kartais stengiu, yra tas tradicinis, bent po valandą, dar kažkas, bet būna kartais sėdi 20 minučių, nulaužo, negalėjau, tai tada einu ten pailsėti, pamiegoti. Dar kažką parašau, daugiausiai parašau prieš pat open mic'us. Būna kartais rašau tiesiog sėdėdamas čia backstage.
Tiesiog, va taip sėdžiu ir man, nu, ta visa energija, kuris va, su komikais bendraujant, konkuliuoja, jinai mane taip kažkaip iškelia į viršų ir tada noriu kažką parašyti, tai greit kažką užsirašau. Tai dabar treniruojuosi iš viso ant crowdworko daugiau padirbėti, nes labai svarbus kilas. Gerai, dėkui. Gerai, davaičikas. Adios. Kas čia? Ai, čia palei laikrodį, o čia prieš jo. Aš matai visada ir suprantu, kaip laikrodis vaikščiai stovi ir... Tai buvo bandiko pirmoji dalis! Ar antra dalis bus dar geresnė? Kaip pasirašai savo bairius? Sėdu prie kompo, atsidarau Wordo failą, rašau bet kokį šūdą, tiesiog bet kokį huidę. Ir to kažkas gimsta ir ateinu čia apie bitutės papasakoti. Ir kiek laiko rašai? Priklauso, tipo. Bandau prisėst kas antrą dieną kokią, bet ne visada pavyksta, bent jau pusvalanduką ir valandai kokią. Gaunas kaip gaunas. Garsiausiai iš visų pakviestume paskutinį, bet tikrai neprašiausią vieną vienintelį Arūną Garšvą! Gerai, ačiū Jūsų gerą vėliau. Na kągi, baigėsi šou, buvo nesveikas gigas, belė kaip visi kilino, belė kiek plojo žmonės, belė kiek žvengė. Labai džiaugiuosi, kad pavyko tokį renginį padaryti, kaip šis šiandien buvo. Labai smagu, o dabar ką? Dabar, kaip sakoma, vėl pajausim žemę po kojom, nes eisim tvarkytis tiesiog. Bet labai džiaugiuosi, žiauriai geras gigas. Linkėjimus mamai. Tikrai myliu, tikrai gerbiu. Ačiū už gyvybę, na. Bet galėjai padaryti geresnį darbą mane auklėdama. Čia galite iškirpti gudai, vis tiek, jeigu alkoholikas esi, gal nekalbėk, ką. Ja, gerai. Ačiū labai. Ačiū. Ateik. Padėk kamerą. Džizis. Ateik, visi. Gudai, ir tu ateik, boku. Tu irgi ateik. Ateik, seniai. Kur ateik, ateik čia. Tu paieškomas, visi turi tikslumą. Gerai. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjo šiandienos video. Pasiūlykit video temą. Ir labai norėjau padėkoti visiems, kas šiandien padėjo. Ačiū Nidai, ačiū Arinsui, ačiū Kubui, ačiū Gudui, ačiū Jokūbo draugeliui, ačiū visiems. Karočią Kristupas. Gerai. Gali, Marčiuk, nors davai sumontuok, kai sakau Jokūbas, kad Kristupas būtų. Gerai, ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Ate. Ašgi žinojau, lėt. Tikrai žinojau. Maldauju, tai šveizė, bet tikrai žinojau. Всё, cut. Aš esu nedasymantas.